Taigi, dabar išvažinėjau iš Rudaminos, Lazdijų rajonas ir galvoju taip, chebra, jeigu jūs turit kažkokių tai sodybų, namų, dar kažko, kurių neina jum ten parduoti, galbūt ten būklė kažkokia, galbūt kažkokios problemos, galbūt kažkas tai laisvai galit skambinti man. Manau, tikrai rasim bendrą kalbą, tarkim, vat ir šiandien, kur atidaviau Rudaminoj raktus žmogui, linkėjimai Ingridai. Žmogus mane irgi susirado TikTok'e, dirbo su vienu brokeriu, iš tikrųjų turbūt dabar, galvoju, turbūt daugiau kaip metai pravargom su tuo nameliu. Buvo atsiradęs vienas pirkėjas, su kuriuo buvom sutarę, kad parduosim išsimokėtinai, bet jis ten pradėjo šūdą malt ir teko jį praspirti ir vėl grįžti atgal į pardavimą ir dabar atsiradęs yra žmogus vėl išsimokėtinai, tai penktadienį einam pas notarą, galutinai susiforminam ir jau tikiuosi, kad šį kartą, antras kartas bus sėkmingas tikrai. Tai vat, bet ne apie tai. Jeigu jūs turit kažkokį tokį objektą, kurį jums reikia parduoti, kurį jums nesiseka parduoti, kuris galbūt nėra kažkoks ten labai jau prekinės išvaizdos, prekinės būklės, ar ten problemos, ar dar kažkas, iš tikrųjų man nėra svarbu, kurioj Lietuvos daly dirbti. Aišku, tikrai nesinori ten važiuoti kokį Joniškį ar ten, nežinau, vėl nežino kur, bet ta prasme, jeigu tai yra kažkur tai Lietuvos centras, kažkur tai va čia, tarkim, Marijampolė, Alytus, dar kažkur kažkas, tikrai žinokit, galiu užsiimti, problemų nematau ir susitarsim, išsiaiškinsim, kažką tai sumastysim. Tai va, jeigu jums reikia tokios pagalbos, reikia patarimo, reikia dar kažko, aš visą laiką esu atviras pasiūlymam ir kuo įdomesni objektai, kuo jie galbūt sudėtingesni, kur kažkas pavargė, apleista, dar kažkas, mane tokie iš tikrųjų domina. Tiek pats perku, tiek yra poreikis tikrai tokių dalykų ir nežinau, man patinka padėti žmonėm ir jeigu aš galėsiu padėti jum, prižadėti tikrai nieko nesiruošiu. Nėra mano, ta prasme, aš galiu pasistengti, galiu pabandyti, galiu dirbti su jūsų bet kokiu realiai objektu gyvenamuoju, nes man tai patinka. Man patinka, kai žmonės yra patenkinti pirkėjai, patenkinti pardavėjai. Kad, žinot, 8 metai, bet tas toks cinkelis, tas draivas toks, nežinau, mane iš tikrųjų veža. Kažkaip fainai, kai žmonės randa naujus namus. Taip, kai kurie kartais apsiperka, taip, visko gyvenime būna. Būna skyrybos, būna pykčiai, visko būna, bet ta tokia pradinė emocija, jinai yra, wow, be proto, iš tikrųjų, nežinau, tai vieniem ten kokie narkotikai, kitiem dar kažkas, bet vat aš visą laiką stebiu žmogų, stebiu kaip jisai ta jo visa kūno kalba. Ir vat, kol jie dar neateina iki notaro, dar kažkaip tai dar jie ten dvejoja, dar taip, anaip. Bet jau kai jie ateina pas notarą, tada jau, kai jau gauna dokumentus, kai gauna viską, žinokit, tas yra, žiauriai fainai, nežinau, man tai patinka, man kažkaip tai kaifas iš tikrųjų, kad aš prie to proceso prisidėjau, kad žmogus rado savo svajonę, rado savo namus. Taip, būna, kad ir perikupai perka, ten remontuoja, daro, bet ne tame esmė. Esmė yra tokia, kad kai baigėsi vienas kelias, tai yra pardavėjo, prasideda naujas kelias pirkėjo. Ir ta istorija tęsiasi, jinai nenutrūksta. Ir
tai, ką aš tarkim matau pagal pardavimus, pagal tai, kas ką perka, nu, procentaliai tikrai mažai yra objektų, bent jau su tais, kuriais aš dirbu, kad juos ten, sakykime, nugriautų ir vietoj jų visiškai naują istoriją kurtų. Šiaip didžioji dalis, sakykime, apie kokių, 85-90% būtent ta istorija jinai tęsiasi. Ir tie objektai, jie yra prikeliami, atgaivinami, kad ir tas pats mano ten tas namukas vienkiemy, kur pirkau, taip, būtų paprasčiau pastatyti kažką tai naujo ir šiaip paskutiniu metu tų minčių tokių yra dėl naujų statybų, dėl to viso, bet tas toks kaip restauravimas, kaip visas tas dalykas, visas prikėlimas naujam gyvenimui, jisai yra žymiai fainesnis negu kad to naujo kažkokio objekto atsiradimas. Naujas taip, naujas jisai irgi turi ir savo tokio šarmo ir visa kita, bet senas jisai turi dūšią. Jisai turi kažką tai tokio kitokio jisai turi. Visas tas dalykas yra kitaip. Ir nežinau, mane tai tas žavi, iš tikrųjų. Aš džiaugiuosi žmonėmis, kurie daro, prikelia naujam gyvenimui. Ir apskritai, aš taip galvoju, visi eina į miestą, tie kaimai tuštėja, bet ir tarkim važinėjant po Lietuvą, taip, yra tikrai kaimų, kurie jau, sakykime, leidžia tą savo paskutinį tokį atodūsį, bet yra tokių kaimų, kurie tvarkosi, kurie darosi, kurie keičiasi. Ir man faina, aš kadangi daug metų, sakykime, aš kaime, kad tiesiogiai taip ir negyvenau, mano 18 vasarų praėjo kaime, tai man kaimas tai yra net nežinau kaip įvardinti. Ta prasme, tai yra kažkokie tai sentimentai, kaip, aišku, žmogui, tarkim, gyvenančiam kaime, galbūt ten, darbas, kiaulės, gyvuliai, tas, anas. Aš savo vasaras irgi aš atsimenu ir karvės, ir kiaulės, ir šienai, ir javai, ir visokie, ir uogos. Bet man tai tik tai geri atsiminimai. Kažkaip. Ir aš, sakykime, irgi, kai vienkiemio ieškojau, nežinau, aš pamačiau tą sutrešusį namuką pamiškėj ir man, wow. Tiesiog tai yra sava, tai yra gera, tai yra šilta. Ir tas, aš tikrai džiaugiuosi, kai žmonės grįžta į kaimą, kai, kaimas tai nebūtinai, sakykime, kaip mano atveju, gilus kaimas ir vienkiemis, bet sakykime, biškį arčiau gamtos. Kai žmonės pabėga nuo tų 4-5 arų sklypų ir tų savo inkilų, išeina į kažką tai didesnę. Tarkim, šiandieninis irgi trakto atidavimas, tenai sklypas yra 1,7 berods, jeigu neklystu, hektaro. Žemės ūkio paskirties žemė. Ir su tiek žemės ir ką veikti. Ir ten pirkėjas irgi sakė, ką aš veiksiu su tiek. Bet manau ras jisai
ką nuveikti. Manau, tikrai ras, kur tą žemę panaudot. Nes ir matos, kad žmogus ir normaliai bendraujantis, ir normaliai mąstantis. Kaip aš sakau, svarbiausia, kad žmogui rankos dygtų iš teisingos vietos. Bet pas didžiąją dalį, kiek tenka susidurti žmonių, rankos dygsta tikrai iš užpakalio. Smegenų nėra, rankos rūroj. Gaila iš tikrųjų. Gaila, kad mes bukėjam. Gaila, kad žmonės tokie darosi pasyvūs, kad darosi pikti. Ir šiaip apskritai mūsų žmonės daug turintis problemų. Aš kai pradėjau dirbti su nekilnojamu turtu, dar iki to man atrodė, kad žmogus čia turi savo namus, čia turi butą, žemę, dar kažką. Jie neturi jokių problemų, čia viskas fainai, o iš tikrųjų realybė yra tokia, kad žmonės tikrai turi daug problemų. Taip, tie naujakuriai, kurie statosi naujus, ten su paskolom, taip, bet pažiūrėkit teisybę į akis. Jūs įsipareigojat visam likusiam gyvenimui sėdėti banke, aišku, bent jau jūs turit namus. Kaip Robertas Kiyosakis sako, fake homes, feikiniai namai. Kodėl jie feikiniai? Todėl, kad jie nėra jūsų. Tai yra banko nuosavybė, ne jūs. Jūs už tą turtą esat tik tai atsakingas. Tol, kol už tą turtą mokėsit. O kai nemokėsit, tada tas turtas nebebus jūsų. Tai va, ir tarkim, vienas iš tų momentų, kas mane žavi iš tikrųjų mano darbe, kad iš tikrųjų galiu padėti žmogui. Aš manau, kad aš sprendžiu jų problemas. Ir man, nežinau, man tai iš tikrųjų taip patinka tai, ką aš darau. Vieni sako, kad tu čia sukuri problemas, tai kiti dar kažką tai. Bet tai, žinot, čia yra jūsų nuomonė, jūsų kažkokios tai ten mintis. Neatsimenu, iš kur atvažiavau. Vat, negražiau. Važiuoju kaimukais tokiais, grįžinėju link Kauno. Bet nieko, grįšim. Kartais iš tikrųjų, vat, kad ir šiuo atveju, tas kelias jau matau. Kartais lavindamas savo atmintį, vat, būna, tarkim, iki kažkokios galbūt nelabai žinomos vietos, nuvažiuoji su navigacija, o paskui grįžti stengias jau be navigacijos, kažkaip tai įsimint kelią, dar kažką, ar ta prasme, ar to reikia, nereikia, nežinau, tiesiog tai yra atminties lavinimas ir įdomu iš tikrųjų. Ir vat aš atsimenu, kažkada buvo toks laikas, kai dirbau Vilniui ir reikdavo važiuoti man į Kauną ir būdavo, tikrai aš ten nei tų gatvių žinojau, nei nieko, bet jas tiesiog mintinai išmokau ir būdavo paskui Kaune draugai kaip parsikraustė, tai va, ten važiuok ten, sakau, žiūrėkit, chebra, jūs man neaiškinkit, aš jau pats žinau. Kaip tu žinai, jeigu tu čia negyveni? Aš negyvenu, tai nereiškia, kad aš nežinau. Vairuotojai irgi lygiai taip pat važiuoja. Tai va, tai iš tikrųjų biškį nuėjau nuo temos. Tai va, apie tuos
apie tuos, žodžiu, sunkius atvejus, kai klientai turi problemų su nekilnojamu turtu, su skolom, su antstoliais. Man iš tikrųjų tokie sandoriai, jie patinka dėl to, kad jie mane ugdo. Ugdo tiek teisinių požiūrių, tiek savikontrolės, tiek visokiais. Tiesiog tampi ir ramesnis, ir pakantesnis, nes atbūna, tarkim, neseniai su vienu žmogum bendravau ir sako, vat kaip tu gali dirbti su tokiais visokiais, kaip tau kantrybės užtenka. Dėl to, kad, pirmas dalykas, aš stengiuosi padėti žmogui, iš tikrųjų padėti žmogui, nes tikrai ne visi, vėlgi čia kaip su alkoholizmu, kaip su narkomanija, žmogus turi pripažinti, kad jisai turi problemų. Bet šiaip praktika rodo, kad, jie 90%, sakykime, klientūros, kuri turi problemų, jie niekada nepripažįsta, kad jie turi problemų. Taip, būna kategorija klientų, kurie ten ir žudytis nori, ir visko, ir tada reikia jos biški ir taip emociškai papurtyti, taip sakant, už ausų. Kartais fiziškai, bet dažniausiai emociškai. Jiem reikia kažkokio sukrėtimo, reikia kažko tai. Šiaip iš tikrųjų žmonės yra skirtingi. Vieni problemas skandina alkoholyje, kiti darbuose, kiti dar kažką tai. Tų problemų turime mes visi. Tik tai kiekvienas mes į tas problemas skirtingai reaguojam. Aš negaliu sakyti, kad aš į viską šaltai reaguoju. Ta prasme, bet vėlgi aš suprantu iš savo darbo specifikos, kad su emocijom nepasieksim nieko. Emocijos reikia kartais jas padėti pastatyti į šoną, leisti jom ten pailsėti. Ir tada kažką tai daryti. Ir priimti tą tokį. Ne visą laiką sprendimai priimami, jie turi būti tau patinkantis. Aš irgi ne visą laiką savo darbe, savo gyvenime priimu sprendimus, kurie man patinka. Ne viskas man patinka. Stengiuosi, kad man patiktų, bet ne viskas patinka. Kartais tie priimami tokie šalti, pikti sprendimai, jie išsprendžia problemas. Geras visiems nebūsi, tas yra faktas. Netgi tie patys klientai, kuriuos tu atrodo išvilioji, ištempi, galbūt sakyčiau labiau taip, iš antstolių, iš problemų. Aišku, pirmas dalykas, jie anksčiau ir vėliau vis tiek atgal į tas pačias problemas įlenda. Bet jie tuo momentu, kai tu viską išsprendei, jie tau yra dėkingi, paskui tave apsisuka, jie tave keikia. Bet jie didžioji dalis žiūri labai trumparegiškai. Jie mato, kaip yra dabar, bet nemato, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę kitaip. Ypatingai tie žmonės, kurių turtas yra iš varžytinių parduodamas. Tai jiems atrodo vienaip, bet realiai tai kartais
tikrųjų kartais būna visiškai kitaip. O tos ten teisinės tos žinios, emocinės žinios, jos ateina iš tikrųjų su laiku, su praktika. Ir vis stengiuosi surasti žmonių, kurie dirbtų su nekilnojamu turtu, bet yra kartais labai sunku perlipti per save ir tuos žmonės paruošti, nežinau, apmokyti, nes tugi jauties, kad tu čia viską žinai, viską supranti. Iš tikrųjų, tikrai ne viską žinau, ne viską aš suprantu. Yra dar dalykų, kurių aš nesuprantu, kurių aš tikrai nemoku, bet skirtumas tarp manęs ir kitų yra tai, kad aš pripažįstu, kad aš to nemoku. Ir aš kiekvienai progai pasitaikius stengiuosi gauti naujų žinių. Tai va, ir su, tarkim, naujų darbuotojų paieška, aš kartais pabendrauju su žmogum ir galvoju, Dieve, Jėzus, aš nenoriu su tavim dirbti, nes tu esi tupas kaip bata aulas. Bet kartais mūsų darbe reikia žmonių, kurie būtų tikrai tupi. Kad jie ten darytų klaidas, kad jie klystų. Bet aš nenoriu su tokiais žmonėm turėti reikalų. Nu, kai dirbi su klientais, yra kitaip. Kartais tiesiog tau nereikia su jais pastoviai bendrauti. Mano, sakykime, aš, bet jeigu žiūrėt tą visą procesą iš kaip aš bendrauju su savo klientais, tai dažniausiai, jeigu man žmogus leidžia dirbti, o šiaip, didžioji dalis tikrai leidžia dirbti, tiek, kai jau man pradeda aiškinti, kaip man dirbti, tai mūsų greitai santykiai baigėsi. Bet tie, kurie leidžia man dirbti, aš su žmogum susitinki sutarties pasirašymo metu, susitinki su avanso pasirašymo metu ir susitinki pas notarą. Viskas. Aš tikrai nesėdžiu žmogui ant ausų. Jeigu aš matau kažkokių pastabų, patarimų, dar kažką, tai ar nori pasitart, taip susiskambinam, bet šiaip tikrai stengiuosi žmogui į akis nelįsti. Aš dirbu savo darbą, jisai man netrukdo dirbti mano darbą. Viskas. Tai aš to žmonių visą laiką ir prašau. Ir iš tikrųjų niekada niekam nieko nežadu. Kai būna kiti ten vos ne kumštį krūtinę daužo, kad aš čia parduosiu, padarysiu, aš čia kitas. Ne. Aš pasistengsiu, gausis. Mes priimam abi pusės riziką. Tiek viena, tiek kita. Aš negaliu ir nenoriu žmogui prižadėti to, ko negaliu prižadėti. Taip, aš galiu iš savo praktikos pasakyti, kad žiūrėk, tai galbūt yra ne taip, kaip tu galvoji. Bet žmogus neturi pritart mano nuomonė ir juo labiau aš neturiu pritart to žmogaus nuomonė. Būna tokių situacijų, atsimenu, pas vieną moteriškę nuvažiavau dėl namo pardavimo. Jis sako, man 50 000 eurų į rankas užteks. Bet sakau, aš tai matau čia daugiau. Sakau, leiskit man nuo daugiau pradėti. Ir pradėjom nuo 7,5. Ir gavom, nežinau, ten 71, 72, nežinau, bet realiai gavosi taip, kad turbūt antras ar trečias žmogus atėjęs ir nupirko. Ir paskui aš ten tai savininkiai sakau, tai gal tą skirtumą man? Ha. Aišku, tą skirtumą aš negavau, bet esmė yra tokia, kad
Nu, kur 50, kur 70, tai manau pritarsit, kad tai yra didelis skirtumas. Tai va, tada dar ten ir GPM sutvarkėm, tai realiai ten pliusas ten tikrai labai geras gavosi. Daugiau negu kad tas pats namas, žiūrint pagal pradinę kainą. Tai va, tai iš tikrųjų tai tų problemų sprendimas man yra pirmoji vieta. O šalutinis produktas šitam visam reikale yra pinigai. O pirmoji vietoje pagalba žmogui, paties savęs, mat kaip tu jautiesi. Iš tikrųjų, nu, paskutiniu metu yra jau labai mažas procentas sandorių, kuriuose aš jaučiuosi blogai. Jeigu aš jaučiuosi blogai, nu taip, yra kai kurie objektai, kurių nu, tiesiog negaliu aš jų niekaip išjudinti. Jie stovi kaip medis ir supranti ir viskas. Medis ir tas vat, per audrą nulūžta. O čia suprantat, čia tiesiog nu, nieko neina padaryti. Jisai stovi ir viskas. Bet ir jiem kažkada ateina laikas. Taip, žmonės nervuojasi, taip, jie pyksta, taip, jie nori parsiduoti, nori susitvarkyti, bet nu, vat, kartais tiesiog neina. Ir ką dabar? Ir vat ką? Galima sakyti, kad čia blogas brokeris, čia tas negerai, anas negerai, aplinkybės kaltas. Bet, nu, daug yra tų dedamųjų, dėl ko kartais neina. O kartais būna taip, kad paimiai nusispjovi ir galvoji, huja, viskas, jį nebedirbs. Ir paskui paima, kai sakant, pist ir parsiduoda. Bet būna ir taip. Retai, bet būna. Šiandien iš tikrųjų kažkaip nuo pat ryto. Vat tas toks, nežinau, nu, nėra tokio žodžio lietuvių kalboje, mūsų lietuvių kalbos žodynas jisai labai yra siauras. Nėra kai kurių žodžių, kuriais galėtum savo profesiją apibūdinti. Ir aš nežinau, kaip save pavadinti iš tikrųjų. Brokeris, ne brokeris, agentas, ne agentas, kažkoks NT entuziastas. Kai būna IT-šnikas, o čia NT-šnikas, nežinau. Nu tiesiog, man patinka tai, ką aš darau. Aš ir perku, ir parduodu, ir mainau, ir problemas sprendžiu, ir psichologinės problemas sprendžiu. Nes, nu, didžioji dalis pardavėjų, jie turi daug psichologinių problemų. Yra dar tokia įdomi savybė, kad kai jau susibendraujam su žmogum, atsiranda tas toks pasitikėjimas. Ir žmonės tikrai man išsipasakoja daug savo paslapčių. Nu, ta prasme, tikrąją to žodžio prasme paslapčių. Ateina žmogus tau ir savo visas paslaptis išpasakoja. Ir intimiausias, ir psichologinės traumas, ir viską. Ir ant peties paverkia, visko būna. Bet aš kažkaip tai tiesiog priimu kaip normalų dalyką. Kažkaip per daug nei sureikšminu, nei tiesiog taip yra. Mums žmonėm reikia bendravimo, nors tarkim mane irgi kartais nu, tikrai užknisa. Užknisa tie žmonės, noris pabūti ramiai, tyliai, be žmonių, be nieko. Bet žmonių vis tiek reikia. Reikia to bendravimo, reikia pabuvimo, reikia atsidavimo.
Reikia, kad žmonės būtų šalia. Ir šiaip žmonės pas mus apskritai, jie labai uždari ir kartais yra labai sunku žmogų prašnekinti. Neaišku, koks ten velnys gyvena jo ten toj galvoj. Daug nepasitikėjimo, daug baimės, daug visko. Nežinau, aš iš tikrųjų visą laiką, aišku, sako, mano liežuvis mano priešas. Nu, kartais būna ir taip. Aš galbūt kartais per daug šneku, bet tiesiog tai gaunas natūraliai ir nuoširdžiai, nežinau. Vieniem aš chamas, kitiem draugelis, dar kitiem vėl, nežinau, kiekvienas mes esam su savo požiūriu, su savo kažkokiom tokiom paniatkiam, bet mes visi esam žmonės. Tai nežinau, iš tikrųjų, kiekvienas mes esam skirtingas ir tuo, bent jau aš tai tuo džiaugiuosi, nežinau kaip kiti. Aš esu toks, koks esu. Aš savo klientams sakau, kad aš neprivalau aš jum patikti, neprivalot jūs man patikti. Stengiuosi iš tikrųjų neturėti jokių išankstinių nusistatymų, dar kažko tai. Tiesiog dirbu savo darbą, dirbu tai, kas man patinka. Ir džiaugiuosi, kad man čia nevadovauja niekas, kaip man čia ką daryti reikia. Kaip aš sakau, nesakykit, ką man daryti ir aš nesakysiu, kur jum eit. Įvat. Šiaip iš tikrųjų dar tas žavi dalykas, kad tu gali pakeliauti po Lietuvą. Aš stengiuosi neapsiriboti kažkokią ten vieną teritoriją. Jeigu žmogui reikia pagalbos, jisai mane visą laiką suras. Ir aš jį surasiu. Man advokatė kartais sako, iš kur tu sako, tos jos visus tokius trauki. Žmonės, kurie turi problemų, kurie turi kažko, tai jie ieško, kas tas problemas galėtų išspręsti. Kartais aš pats surandu tas problemas, kartais išgirstu, klausausi, žiūriu, stebiu. Ne visi tai supranta. Kartais pardavėjam atrodo, kad reikia čia pliurpt be proto ir nesąmonę šnekėti. Aš taip nemanau, aš manau biški kitaip, biški kitokią mintį turiu. Bet mano mintis yra mano mintis. Tai vat, labai iš tikrųjų atvažiavau čia į Marijampolę. Norėčiau kažkur tai biški užkasti, nes jau beveik pietų metas, o šiandien esu be pusryčio. Kažkaip nesinorėjo, o dabar noris. Tai pasižiūrėsim. Kur čia, kas čia? Marijampolė apskritai dabar galvoju. Aš esu normaliai Marijai buvęs čia. Kažkur kažkada esu buvęs. Bet ką? Čia veikiau nežinau. Gal pravažiuojant per kalėdinį turą prie eglučių paieškos. Tai va, taip, McDonald's, Hesburgeris, šito šlamštmaiščio nenoriu. Noriu iš tikrųjų, nežinau ko noriu pavalgyti. Noriu šilto maisto, noriu sriubytės, noriu
noriu, nežinau, ko noriu, bet kažko tai noriu. Tai va, viskas, hebra, manau, šiam kartui tiek. Einu ieškoti pietų. O jums irgi skanaus, jeigu valgot. Labas vakaras, jeigu vakare žiūrit, arba labas rytas, jeigu žiūrit ryte. Tai va, viskas. Iki.